Apie mane, aš labai trumpai apie save. Esu žmona, mama, bet dar ne močiutė. Nors galėčiau, aišku, būti močiutė ir labai norėčiau. Tada turiu 17 metų siuvimo patirtį, tai turiu siuvimo technologo specializaciją. 13 metų dirbau LED apšvietimo srityje ir pardavimuose ir projektavime. Ir nemažai dirbau klientų konsultavimo srityje ir telemarketinge. Mano pomėgiai, tai mėgstu kapstytis sode, eže, mėgstu dainuoti, kaip čia turbūt jau daugumą žinote, lankau solinio dainavimo pamokas, mėgstu kurti interjerus, čia turbūt būtų naujiena, ir mėgstu žaisti šachmatais. Dabar apie gydymojo masažo centrą. Veiklos pradžia yra 2005 metai. Pirmasis salonas buvo įkurtas Laisvės prospekte 37, kuris ir dabar yra. Šiuo metu dirba 25 darbuotojai, iš jų 19 masažuotojų. Šiuo metu yra veikiantis 4 salonai, iš jų 2 Vilniuje. Mūsų gydomojo masažo centro toks šūkis yra rankos, kurioms lemta gydyti. Kodėl rankos, kuriams lemta gydyti? Čia neatsitiktinai šitą skaidrę, tai yra mūsų visi masažuotojai turi regos negalią. Jie mato rankomis. Kuo skiriasi gydomasis masažas nuo standartinio masažo? Tai gydomasis masažas ieško problemos, ją randa, padeda išspręsti šitą problemą ar atstato sveikatą. Taikomos tam tikros metodikos. Tada gydomo masažo technikos yra trigerinių taškų masažas, giliųjų audinių masažas, taškinis masažas ir dar yra keli masažai, aš nevardinau, čia turbūt nelabai svarbu yra. Tada gydomasis masažas yra gydomasis tada, kai atliekamas pilnas kursas, tai yra rekomenduojama 10 masažų ir kuo mažesniais tarpais daryti. Taip pat gydomasis masažas yra gydomasis tada, kai atlieka licencijuoti masažo specialistai. Mūsų pranašumai prieš konkurentus. Tai mes suteikiame tikrai labai didelės nuolaidas seniorams ir neįgaliesiems, kadangi ir pas mus įmonėje dirba su negalia žmonės. Tada pas mus dirba tik diplomuoti specialistai, turintys regėjimo negalią. Individualiai parenkami masažai pagal kiekvieno kliento problemą. Atsižvelgiame į tai, ko būtent reikia klientui. Ir taip pat dirbame su visomis sveikatos draudimo bendrovėmis. Mūsų paslaugos. Viena iš pagrindinių ir pati pelningiausių yra nugaros masažas. Tada yra viso kūno masažas. Krūtinės ląstos vibracinis masažas atliekamas, kai žmogus ilgai kosti po persirgtų ligų arba sergantiems astma. Anticeliulitiniai masažai, kurie atliekami rankomis. Spaudimą reguliuojantis masažai, tai yra kraujo spaudimą, gali sureguliuoti tiek didesnį, tiek mažesnį spaudimą. Limfoderenažiniai masažai. Tada tokie yra, ko praktiškai neminėjau, tai yra kūdikių masažas ir vaikams iki 12 metų, aišku, vyresnieji jau skaitosi suaugę. Ir kiti masažai, kurie parenkami pagal sveikatos problemas, kaip ir minėjau. Čia būtų mūsų partneriai, bet aišku, kai skaidrę šitą dariau, nežinojau, kad Beta yra bankrutavus. Tai apie Betą turbūt nebekalbėsiu. Ištikimiausi mūsų klientai. Ištikimiausi mūsų klientai tai būtų IT specialistai, kurie aišku daug sėdi. Tai būtų krovos vairuotojai, perkraustytojai, sporto klubai, sporto treneriai ir visi klientai, kurie turi sveikatos draudimus, įmonės, kurios turi sveikatos draudimus. Kada reikalingas mūsų masažas? Mūsų masažas reikalingas, kada žmogus daug sėdi, kada jaučia skausmus bet kurioje kūno vietoje, kada turi stuburo pakitimus. Pooperacinė reabilitacija taip pat labai akcentuojame.
Kada žmogus aktyviai sportuoja, po įvairių traumų, praėjus aišku tam tikram laikui, po virusinių infekcijų, sergantiems astma, norintiems numesti svorio ir patiriantiems stresą. Taip pat labai gerai yra masažai. Čia yra mūsų klientų atsiliepimai, aišku, mes jų tam dabar neskaitysime, bet vieni iš jų, kad daugumai patinka. Mes, aišku, visada stengiamės masažuoti tiek, kiek mes rašome tokį laiką. Ir čia yra, kad žmogus ieškojo masažų ir rado mus ir labai džiaugiasi. Ir tada rekomendacijos, pasiūlymai ir patarimai ir kontaktai. Aš labai norėčiau sužinoti, kaip būtų galima susirasti įmonės, kurios turi savo darbuotojams sveikatos draudimus. Ačiū labai. Sutarėm, Gitana, kadangi lieka dar laiko iki 10 minučių.